mano, kaip labai laukia mūsų šiandien. Labai maloni. Maloni, kaip nuėtis? Nežinau, gal Aivaras. Aivaras. Kad būsi gera mažutė, padonuosiu savo nekreipybę. Aivaras 18 metų dirba krovėju, bijo likti vienas su panele. Sako, esat nekaltas. Sveikas. Labą. Na kaip mums pasirodė Aivaras? Kaip. Nors yra sako iškart. Kirkas treningai. Teko kada nors? Mylėtis yra dalykas. Ne. Ne? Nežinau. Mokės? Tu ekstremalus? Nelabai. Biškai galvas negalėtum užsakti. Ne. Žiūrėšim, kaip sekasi. Parodyk, ką moki. Академный план, потом. Второй ряд, и зайдем. Nu, bet žinok, jeigu griūsiu. Raumenų tai. O, draugai, žiūrėkit. Davai, parodyk. Žinok, man atrodo, čia taip ir mes išsiskiriam, gal tai kitą pusę prašai savo žodį. Gerai, a dėl ko? Dėl ko? Žinok, ateiti pirmą pasimatymą su treningais. Nu, šiaip, kad tu mane labai patikai. Ką padarysi, ne visų storiai vienodi. Kai jisai paėmė mane už rankos, pasitau, kad aš jį laikyčiau, o ne jisai mane. Kad aš jį saugočiau, o ne jisai mane. Ką mergina ne mano skonio? Tokie kaip jis yra grybai, laukut paskutiniai. Ką jie patys nesuvokia šito? Tai nebuvo mano mergina, kai aš norėčiau padovanoti savo nekreipybę. Gyvas nuomonės treningai netinka pirmam pasimatymui. Kur jisai Rederiui. Šiaip maža tokia, neaukšta, gal patiktų. Tu nevidinėti, tai gali varyti, patvarkyti, gal patvarkyti. Savo baimės atgaitai, jei moku kalės. Kęstutis, 18 metų, svajoja tapti garsiu komiku. Sportuoja boksą, norėtų būti Alfonsu. Labas. Labas. Kęstas. Tėvas. Malonus. Gerai, Fradai, pasakyk? Biški. Vis tiek. Ką, gal vienam dalyką pavažiuosim pakalbėti? Nevažiuojam. Kaip galvot, kiek Kęstas išsilaikys. Kaip taviški tavo? Greitai, tai man atrodo, greitai atskričio. Ką aš tai žinau? Visiškai. Praglėsai, ne? Taip. Prasta? Visiškai. Biškai galva važiuosim. Nežinau. Neteko. Nemanau. Gerai, tu čia? Nenoriu subandyti. Kaip tenai? Pagalvojim, Normalia figūra, nu nelabai tokia, žinai, figūra, ne, bet, nu tokia vidutinė. Medicinai. Taip. O, čia tu nesavė. Kokios ryties daktaras norėtų būti tam? Chirurgo. Chirurgo? Na ką, kaip matau, važiuojam į mišką. Taip. Ką liksim? Žiūrėsim, kas tai laukia. Gėrim miškelį. Laikykis. Visi linksmas pasportavęs, šiaip, kad matau draugiškas, bet kita. O kodėl? Nu, šnekėjai. Nu, visiškai. Nemanau. Aš kitavau jį, nes jis yra nebendraujantis. Nesusitvarkęs. Nei papūko, nei užpakaliuko. Jeigu jisai dabar mane vadina žiūrkė, nepyktų mane, mama taip pat vadina. Klausyk, tu esi žiūrkė. Mauštas, ką aš galiu dar pasakyti? Dievas nuomonė, kad tu vis per pasimatymą. Nemanau. Todėl jam pasakė kitas. Kieno jie dabar? Žinai, tu pasakė. Galva tai. Žiūrkė.
Visiškai, tu atrodė, kad labai galingas. Kaip pasimatymą keliauja Leonidas? Negražu pažario nėra, yra tik neįpratingų. Leonidas 20 metai dažnai tikrai užsineša. Patinka jie ir faina. Šoka viliotinė. Labas. Labas. Kur einam? Tėvaitė tu? Ar viskas? Leonidas. Sienas. Labai malonu. Tai einam. Einam? Rankytę. Malonumų slėnį. Padaryk viską ten norėsi. Pereitum ūknį vandenį dėl manęs. Nu, pirmą gal vandenį. Esam privatį, ant. Na gerai. Štai. Šitas, ne? Kostiumas. Renkis. Sunku iš vakarą. Sakė, tas kažką nusišnekėjau. Leonce. Geras. Na ką, matai, turi žiedelį? Tau teks jį ištraukti. Pažiūrėsim, ar sugebėsi. Šat? Mūsų šokėja pasirodė. Jo. Sako, geram šokėjui trukdo. Na kaip? Radai? Nu, aš to nesitikėjau iš tavęs, nes čia, parodyk. Tikrai čia mano žiedas? Ačiū, tikrai radai. Sakė, jis pingus mišką nešios. Jo, mačiau, kad jis išmindė tokia visiškai. Tai aš manau, gal tu man galėtum vis tiek tu nusirinkti reikės. Tai gražiai nusirengti su muzika. Sugebėsi? Tai jeigu tau ta mergaitė dabar duotų 1000, tu jai pašoktum? Aš ją pašauksiu ir už 5 litrų. Ką aš tau galiu pasakyti? Buvai su manim 37 minutės. Dabar gali veikti savo tuos metus 37 eurus karvos. Tavo pasimatymus nueis. Ką pasirinkti Leonidas? 37 eurus ar antrą pasimatymą su Ieva? Tu tik ištraukti. Tikrai tai mano žiedas? Einam, tai ando pasimatė. Davai, padaryk pliką Ievą, po bičių pievą. Rytoj, kas pasaulyje gražiausias? Pirštai man koją. Oi, labai šalia. Aš manau, kad duotės yra durų. Jūras.